Kaip pamilti save? Tai yra turbūt pagrindinis klausimas žmogaus gyvenime. Dėl ko? Todėl, kad tai yra pagrindas. Žmogus, mylėdamas save, gali tada suvokti, kas jis yra. Nes mes mylime, taigi jūs pasižiūrėkit, jūs mylit kažką dėl kažko. O save žmogus sunkiai įvertina ir sunkiai supranta, dėl ko jis turėtų save mylėti. Tai meilė sau yra kertinis turbūt akmuo, kaip gyventi šitam gyvenime ir mėgautis juo. Nes jeigu mes laukiam meilės iš kito, pripažinimo iš kito žmogaus ir jeigu nesulaukiam, kas vyksta su mumis? Pas mumis pakyla agresija arba į pasaulį ir mes sakom, mums nebesvarbu, arba mes agresuojam prieš save ir tada didžiausias nusivylimas. Nusiviliam savim, kuris esam stebuklas, kuris gimė iš meilės. Ir tie dalykai yra sudėtingi dėl ko? Todėl, kad mes nesuvokiame, kas mes esame. Tai mano mokykla kvantinės psichologijos duoda įrankius ir gebėjimą tai suvokti, suprasti, naudodami įrankius, būtent sportinį inventorių smegenų darbo, jūs turėsit gebėjimus suvokti save pilnai, pilnavertiškai. Ir jums nereikės aplinkinių paaiškinimo, pritarimo. Jūs mylėsit save toks, koks esat. Ir tai yra fantastiška. Dėl ko? Todėl, kad jūs žinosit, ko jūs norit, žinosit, ką jūs veikiat, ką jūs darot, koks jūsų tikslas, koks jūsų noras, jūsų asmeninis noras. Tai kvantinės psichologijos mokykla, aš jos įkūrėja, Diana Petrauskienė, iš tikrųjų mokinu šitų paprastų, iš vienos pozicijos lyg tai paprastas dalykas, nu ką, visi mylim, visi vieną ar kitą dalyką mylim. Bet giluminiai suvokti, kaip reikia mylėti teisingai, kad meilė turi būti iš pačios meilės tiesiog, o ne todėl, kad kažkas patiko arba nepatiko. Iš priėmimo turi būti meilė. Kaip sako, meilė turi būti prote, o protas turi būti širdyje, meilėje. Ir tada žmogaus gyvenimas tiesiog susiklosto fantastiškai, nes jis atveria į save duris. Tai mano mokykla būtent ir mokina tokių dalykų. Duoda įrankius. Ir aš tikrai nežadu niekam, kad aš padarysiu stebuklą. Jūs patys kiekvienas padarysit stebuklą su šitais įrankiais. Jūs po pusmečio pažinsit save visiškai kitokį, tikrą save, koks jūs esat savo viduje. Tai kviečiu visus mokytis pas mane. Mokslas prasidės nuo rugsėjo mėnesio. Mokslas vyks 3 kartus per savaitę. 2 paskaitos bus teorijos plus praktika. 1 paskaita bus tiesiog net ne paskaita, o praktika būtent generavimo begalinės meilės sau. Čia ne meditacijos, čia yra būtent praktiniai pratimai, kurie, kaip sakau, kaip mes raumenis mankštiname, taip mankštinsime ir savo sąmoningumą. Vasaros metu vyks įvadiniai kursai, tokie, kaip sakyt, kiekvieną savaitgalį, nuotoliniu būdu po 3 valandas. Ir per tuos 2-3 valandų bėgyje jūs suprasit, ko jūs norit. Ar iš tikrųjų jums tinka šita mokykla, ar iš tikrųjų jūs norėsit šitų įrankių savo gyvenime. Ir pabaigę mokyklą, jūs iš tikrųjų turėsit kontaktą visą likusį gyvenimą su manim. Galėsiu, kaip sako, visą laiką papildysiu savo žiniomis, kurių turiu daug. Ir jūs galėsite naudotis jūsų draugai, jūsų šeimos nariai tą medžiagą. Tikrai neriboju
ir nedraudžiu, kaip kitos mokyklos, nenaudoti jų metodikų. Aš tikrai leisiu. Visų laukiu, registruokitės asmeninę žinutę per Facebooko kanalą, Telegram kanalą, WhatsApp, TikTok. Visų laukiu. Sėkmės.